45 naudingumo balų pasirodymas. Perimtas kamuolys. Ir dėjimas iš viršaus. Sugeba atkovoti kamuolį puolime. Giedrius Stankevičius, juvelyrinis perdavimas Nojų. Randa kamuolį Etjenas ir Vaivada iš viršaus. Rokas Stankevičius braunasi prie krepšio, nebloga Urbono gynyba, Vaivada Gojus. Keirailiai. Nusimeta kamuolį, Vaivada dar kartelį ir yra 100. Šį vakarą dar ir nereikėtų, žaidėjas visų pirma turi vėl priprasti prie to krūvio, prie tos emocinės atmosferos. Vaivada, neblogas driblingas. Bus Vilkaviškio ekipai, 34-27, Rudaitis. Arminas Vilkas sustovi gynyboje, čia Makbraido perdavimas, Vaivados iš viršaus dėjimas. Didžiosios pertraukos, Pocius su dvigubinta gynyba prieš jį, reikėtų nusimesti kamuolį Stankevičiui. Iš 3 taškų zonos meta dar 2. Vaivada. Kamuolį Žauneriūnui neleido priimti kamuolio. Varžovą ir Titą Pažarauską. Oi, kaip lengvai. Pasiuntė kamuolį iš po krepšio. 2,10 m ukrainietis, o tuo tarpu Stankevičius aukštai kyla prie Jusėno antrasis tritaškis iš eilės netikslus. Braisas Makbraidas atiduoda perdavimą Nojui. Vaivada tik pajunta. Jau reikia žiūrėti krepšį. Žauneriūnas vos nepataiko ir Vilkas netitvertas pirmas prie kamuolio. Geros pagalbos ir apsigina Vilkaviškis. Vaivada vienas pats, jo suktukos metimas. Tie visi skaičiai. Bet Sausas iš šiandien neliks. Čia Nojus vieną kartą ir laimėjo taip pat dviženklę persvarą 19 taškų skirtumų šių metų sausio mėnesį sutriuškindamas Telšius. Ilgoka pozicinė ataka, Vaivada kaip lengvai dabar. 21 taškas, 14 minučių iki rungtynių pagrindinio laiko pabaigos. Perlas dar kartą apsigynė, Vaivada jo gražus sužysus. Dabar jau neskuba Vilkaviškio komanda, pozicinis puolimas, laikas jų naudai ir... Mantvydas Žukauskas prilipęs prie Dovydo Buikos, net neleidžia priimti jam kamuolio ir viskas pasibaigia. Žalgirio klaida, Nojus Vaivada. Rokas Stankevičius stato užtvarą Žukauskui. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Vaivadai anksčiau reikėjo atiduoti kamuolį. Beje, trečioji jo asmeninė pražanga ir čia jau yra problema Šilutės ekipai, o tų problemų dar. Puolime Nojus Vaivada dar kartą individualiomis pastangomis taškų nepelno, dabar perima kamuolį. Ir greitajame puolime pelno 2. Nojus Vaivada. Atakai skirtas laikas artėja prie pabaigos. Gražus Vilkas prieš Bieliauską. Atšoka, bet pats nesiryžta mesti Vilkas. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Nojus Vaivada vėlgi per daug. Ir per vieną metimą Perlas jau nepavejamas. Semaška praranda kamuolį. Bėga į greitą puolimą. Perlas puikiai dalyjasi kamuolius. Įžengia į rūbinę. Tai galime nebejoti, kad kitose rungtynėse Žalgiris viską tikrai stengsis pradėti iš naujo. Nojus Vaivada.